Šiandien mes turime pirmą svečią, keramiką Gvidą Raudonį, kuris su jumis dirbs, bet noriu paaiškinti, koks tai yra projektas. Visoje Respublikoje yra projektas mokyklom, kurios dalyvauja, tam projekte mes irgi dalyvaujame, kada į mokyklas atvyks įvairių sričių menininkai. Molis iš esmės yra ta pati žemė, ant kurios vaikštau. Žemė. Bet va ta žemė suskeldėjus, kuri čia yra, dažniausiai taip suskeldėja žemė, kuri turi riebesnio molio. Jeigu pamatysite taip suskeldėjusi žemę, tai reiškia, kad yra molio, kuris dar nėra tinkamas absoliučiai keramikos meno dirbiniams, bet jį tinkamai prakošus, profiltravus, ištraukus orą ir taip toliau, jis pasidaro štai toks. Va čia, kada užsiriečia šitai žemė išdžiūvusi, tai rodo, kad yra ypatingai riebus molis. Bet riebus molis tai nereiškia, kad jis yra tinkamiausias darbui. Riebus molis yra labai kaprizingas, nes skilinėja, kada iš jo ką nors padarai. Tada visi šitie didesni gabalai paimami nuo molingos vietos atsargiai nuo smėlio. Va tas viršutinis sluoksnis vėl užmerkiami vandenį, išplakama gerai ir tada molis yra ruošiamas jau malamas ir taip toliau. Taip, va čia parodyta, koks molio paviršius gali būti įvairus. Apie patį molio paviršių. Tai va čia yra parodyta ir didesnė mastelį, kaip tiesiog darant bet kokį daiktą, čia gali būti indas ar kas nors, galima net pirmiausiai pirštų pagalba, nes galime va tai krokodilo tokią odą padaryti, aš dabar rodau molėje mažame mastelėje, matote ekrane, kaip tokia faktūra maždaug atrodo. Didesniem daiktam, va nuo tokio paviršiaus, nuo dar grubesnio paviršiaus, jeigu dar įdėtumėm to paties degto molio grūdelius, tai būtų dar toks rūpesnis paviršius. Ir prašau toliau. Nuo šito paviršiaus toliau galima iš molio pasidaryti molio ritinėlius, išsiraižyti molyje išdžiūvusiam, išdegti ir jie palieka va tokius labai gražius pėdsakus. Tai yra egiptiečių sugalvojimas. Egiptiečiai labai naudojo šitą volelių principą ir tada besitęsiantis ornamentas eina tiek, kiek reikia, arba supjaustamas, dedamas ant indo sienelio, ant kokių tai daiktų ir taip toliau. Tai žodžiu yra labai patogu ir beveik, na galima sakyti, truputėlį primena pramoninę, vos ne, taip sakant, dekoravimo techniką. Va čia švelnesnė faktūra. Čia tiesiog paimtas grąžtas betonui gręžti ir va su juo pervažiuota, tai pridenant, kaip kočėlą. O matos skersai išilgai. Tai čia viskas, kas atsispaudžia molyje, yra tinkama faktūroms naudoti, nes molis apskritai yra kol plastiškas, va minkštas, yra ta medžiaga, iš kurios praktiškai galim padaryti tūkstančius paviršių. Tai čia yra tik maža dalis. Tai prašau toliau kažką mes turime. Taip, žinoma, toliau mes molį galime įrėžti, galime išskaptuoti, į vidų reljefą padaryti, jau visai kitas charakteris. Taip, prašau toliau. Taip. Ir žinoma, galime uždėti spalvoto molio, ką mes šiandien darysim antroje pamokos dalyje, dekoruosime keramiką. Tiesiog ant nužiesto daikto galima spalvotais moliais padaryti, reiškia, tapybą vienokią, labiau reguliuojama, mažiau reguliuojama. Galima dar po to, žinoma, čia ir kokiu nors įrankiu ir iki molio pravalyti ir molio spalvą parodyti. Priklauso molio tapybą. Kas žino? O ką tai reiškia, nuo ko? Žemė, nuo elementai kažkokie, ne? Tai yra visokie metalo oksidai, kuri nuspalvina. Kuo raudonesnis molis ir rudumo, tuo daugiau geležies oksidų. Tai geležies oksidas, tai visi raudoni rudi moliai, tai yra geležies oksidų. Kai yra dar mangano, tada į jodumą iš viso. O šitas gelsos molis yra, jis tiesiog yra, va tas raudonas molis pašviesintas su baltų moliu. Patikrinti, ar molis gerai išminkytas yra nesunku. Kada mes paimam vielutę, perpjaunam
ir žiūrim, ar yra oro pūslių ar nėra. Jeigu nėra, viskas tvarkoja, vėl suplojam, dar kartą perlinkom ir viskas labai gerai. Gerai, toliau žiedimo ratas Egipte išrastas yra stebuklas tiesiog, kaip apskritai ratas. Jeigu, pavyzdžiui, žiedimas yra susijęs su jėgos naudojimu kažkokiu, tai nemažiau svarbu yra ir pats instrumentas, reiškia, kad staklės veiktų normaliai, būtų geras greitis ir panašiai. Aš dabar truputį padrėkinau žiedimo ratą, uždėjau molį, slojų, vanduo, yra labai svarbu, kad jo būtų gausiai drėkinamas molis ir rankos. Tai, žodžiu, dabar centravimas yra, o štai centruoju, keliu į viršų, molį dar paminkau ant žiedimo rato, molį, vėl nuleidžiu žemyn, reguliuoju su koja greitį, nes jeigu visą laiką greitis bus vienodas, tai gali būti, kad paskui bus bėdų su išcentravimu. Tai žodžiu, va, vėl nuleidžiu žemyn, nereikalinga perdėti nugarą. Ir dabar, va, tada plečiu dugno reikalingą diametrą, kokio dydžio bus daiktas. O štai pasidariau. Taip. Dabar pradėsiu kelti sienelės. Aš suimu molį už apačios ir rankomis keliu į viršų. Taip. Va, štai keliu molį į viršų. Auga molis, plonėja. Reikia turėti omeny, kad nereikia nuploninti niekada apačioj molio. Va, ir iš apačios visą laiką drėkindamas rankas keliu molį į viršų. Jeigu man reikia uždaryti indo formą, aš spaudžiu molį į vidų. O jisai užsidarinėja. Jeigu reikia platinti, aš spaudžiu iš vidaus į išorę. Taip? O molis tada platėja. Pilvos pasidaro. Na, tarkime, dabar vėl čia susiaurinti. Tai va šitaip yra suformuojamas daiktas. Paprastai naudojami dar įvairūs kauliukai va tokie, kad, sakysime, gražiai glūdinti paviršių arba dar pamodeliuoti. Tai va priglaudžiama laikant daiktą iš vidaus tą savo ruošinį ir iš vidaus taip pat. Va, iš išorės ir iš vidaus. Žodžiu, kad būtų rankos ir pirštai visi draugiškai dirba iš vien. Taip. Gerai. Nuimam nereikalingą molį. Taip. Dabar, kad ir kaip bebūtų keista, viduje yra vandens, jį reikia išimti. Taip, čia sutvarkome. Vandenį tai reikia išimti. Iš karto pieškite savo sumanimą, bet ant viso indo išdėliojimas, kad eitų, suktųsi aplink visą indą. Kad nebūtų taip, kad vienoje vietoje kažką padarė, kažkokią emblemą, kad visur. O, pavyzdžiui, geriausias pavyzdys, va, pažiūrėkite. O čia, kada ištisinė ornamentinė juosta arba augalinių kažkokių tai ornamentų juosta eina aplink visą indą. O čia kaip įdėti, paskui čia yra glazūra, ne? Taip, čia dirbama bus su spalvotais moliais. Kaip sakiau, tai yra angobai arba slips amerikietiškai. Šitie dažai, kurie paruošti, yra truputis molio, juose kaip bazė, kaip pagrindas. Ir toliau yra pigmentai įdėti. Gerai išmaišyti, aš juos pats ruošiu šitos dažus. Populiariai tariant, yra spalvoti moliai. Spalvoti moliai, aš nupieš dabar, galim bus labai gražiai išraižyti baltas linijas iki fono, praraižyti, aš paskui viską parodysiu. O po to bus dengiama glazūra. Skaidria glazūra, kad viską įstiklintų, tarytum. O šitą paskui jūs vešit ir dėksit, ar kaip vešit ir tik paskui reikia ir... Po savaitės atgal. Ten lauks jūsų darbai. Paprašykit, kas Vilnių važiuos, po savaitės galėsit jau paimti užbaigtus, išdegtus, tinkamus naudoti. Nes nėra prasmės dabar daug detalių labai piešti, ypatingai smulkesnių.
Galit pasiguldyti ant savo bloknoto atsargiai. O kai nusipiešia po to savo bloknotus, padėsite kur nors kitur savo papkelės, jau dirbsite su dažais, seniai nebus reikalingi.